Na kągi, sveiki visi. Šiandien su jumis sveikinasi šuninukas. Jau nebe rasabot.lt narys, bet tiesiog šuninukas. Na, taigi, vlogą buvau kūręs labai senai. Šiandien kažkaip sumaščiau vieną sukurti apie viską, kas praėjo per pastarąsias dienas ir taip toliau. Taigi, žodžiu, kaip matot, šitas vlogas nėra jokiam žaidime, jisai yra paprastai rodomas mano deskopas, nes nelabai aš ką dabar, iš vis, kaip čia jums pasakė, nėra nuotaikos ir tiek, tai ką čia eisiu dabar žaisiu, ne. Tai va, žodžiu, gavau banę rasabot.lt svetainėje, nes, kaip supratau, kad pardaviau akauntą vienam čiūvui. Tas čiūvas to akaunto info nutekino dar kažkiam čiūvui ir dabar kaltina, kad aš tą jo akauntą ten rekinu ar dar ten darau kokias nors nesąmonės. Na, aišku, po kiek laiko, jisai kai ten man jau pradėjo knisprot, užknisusi mane ir taip toliau, mane ten visaip išvadino. Na tai kągi, aš savo tą akauntą atsirekinu, dabar nėra jokių bėdų, niekas nieko man nerekina. Paprasčiausiai žmogus norėjo gauti pinigus ir žmogus norėjo turėti akauntą. Taip pat sako, grąžinsi man pinigus, gausi ant baną rasabot. Na nieko, ką man ten to ant baną ant rasabot. Svarbu, kad aš pats žinau, kad aš neskemeris ir tiek. Todėl man nelabai ten jau ir įdomu. Tegul banina, ką aš galiu be to rasabot. Turiu aš, Jėzus, nesu interneto maniakas, turiu aš draugų ir taip, tai, nafiku man to rasabot. Tai, žodžiu, apkalbėjau apie pastaruosius įvykius, dabar pakalbėsiu apie savo kitą vlogą. Kitą vlogą, manau, sukursiu šiandien, nes dabar yra mano biškių kompiuteris pagedęs ir kažkodėl, kai žaidžiu, jisai pradeda rėkti, tai manau, kad čia jisai nuo dulkių, todėl eisiu prasipūsiu dulkes ir tada jau kursiu naują vlogą vėl Minecraft'e. Taigi, laukit šiandien naujo vlogo, sėkmės jums.